Sveiki, kaip visuomet sekmadienį mes gaminame. Šiandien mūsų patiekalas bus toksai ir paprastas, ir tuo pačiu, nekasdieninis. Tai mes naudosime kriaušę, tada mums reikalingi, sakykime, jeigu turite žiedinis kopūstas, jeigu ne, tinka brokoliai, jeigu ne, renkatės daržovę, kokią jūs norėtumėt, kas jums patinka. Gali taip pat būti ir cukinė. Tai, ką turite namuose, tuomet svogūnas, citrina, 1 kiaušinis ir krevetės. O desertui mums reikės sausainių, mums reikės sviesto, mums reikės pusę obuoliuko, pusę kriaušės. Ja mes, kaip ir praeitas iki darėm desertą, šiek tiek apverdam vandenukę, sublenderiuojam ir dedame kakavos. Ir į tą pačią masę įdėsime ir, sakykime, džiovintų abrikosų. Taigi, viskas savo eiga. Ko mums reikia pirmiausia, tai yra susipjaustyti svogūną ir žalumynus. Neužmirštat, kad dar turite galimybę ir galite prisijungti pas mumis į 90 dienų. Svogūniuką supjaustome labai plonai ir apkepinsime ant sviestuko ir tuomet į tą pačią keptuvę įdėsime ir žalumynus. Taigi, įjungiame keptuvę. Įdedame šiek tiek sviestuko, labai nedaug, mums reikia. Taip. Ir tuomet dedame svogūnus. Pjaustome žalumynus, nebūtinai, sakykime, jeigu jūs neturite, tai galite ir, kaip ir sakiau, žiedinį kopūstą, galima pjaustyti cukiniją, galime pjaustyti tuo pačiu, jeigu norite, ir baklažano, ką turite. Viskas čia tinka. Va. Supjaustim ir lygiai taip pat dėsime į keptuvę. Tada imame per storiausią vietą, kur yra kriaušė, pjauname ir lygiai taip pat centimetro storio pjauname. Padėjom ir mums reikės, sakykime, jeigu vienam žmogui, tai galima daryti 1 griežinėlį, o aš padarysiu 2. Va. Gerai. Mes irgi apkepsime. Tuomet pamaišome. Prieskonių mums čia reikia druska ir pipirai. Nieko daug mums nereikia. Taigi, dedame druskos. Tuomet dedu prieskonius. Dedu apelsininius pipirus ir žolelių prieskonių mišinuką. Nes čia mums labai tiks su rūgštele. Ir į tą pačią masę iš karto dėsime ir krevetės. Nes krevetės pas mumis praktiškai yra gatavos, jas tik tai reikia šiek tiek apkepti. Tai va, pasidarėm, dabar, reiškia, paimam lėkštutę susidėti, kur mums reikės, kad sumaišyti. Va, čia dedam
Va, baigia apkepti mūsų daržovės. Viskas vyksta labai greitai ir šitas patiekalas tikrai labai sveikas ir labai įdomus, sakyčiau, neįprastinis. Tai vat galima ir pasimėgauti, ir nustebinti savo draugus ir šeimos narius. Svogūniukai turi būti tokie permotimi ir lygiai taip pat šiek tiek apkepa daržovės. Jeigu neturite brokolių ar ten, sakykime, žiedinio kopūsto, galima puikiausiai pakepti ir pakeisti morkomis. Taigi, turime čia gatavą ir į tą pačią keptuvę iš karto dėsime vėl trupučiuką noriu sviestuko ir dėsime krevetės. Reikia žuvies prieskonio. Tuomet pilame šiek tiek citrinos. Viskas vyksta, kaip matot, greitai. Ir tuomet mums reikės šiek tiek kokosų pieno. Irgi apkepam. Ir uždėsime truputį druskytės. Krevetės šį kartą yra pas mane mažosios. Na va, tuoj baigiam jos. Ir tuomet pilsime 2 gerus šaukštus, įdėsime kokoso. Va. Ir maišydami viską ištirpinam. Ir gauname tokį kaip padažiuką. Va, ir dar truputėlį druskytės. Paragauju. Gerai. Ir sudedam ant daržovių į tą pačią keptuvę. Truputėlį apkepsim kriaušes. Ar ne? Ir ruošiame mūsų gerai darbo vietą. Čia, kaip matote, sumaišome. Na va. Gerai. Ir lėkštutę.
ant pačio galo keliaus kiaušinis. Pamatysit, kaip viskas čia bus. Na va, šiek tiek apkepa ir kad būtų šiek tiek skaniau, galima uždėti truputėlį rudo cukro. Gerai, ir dedam į lėkštę. Šitaip suformuojam tokį kauburėlį. Ir dabar keptuvėj turim iškepti mūsų kiaušinį. Kiaušinis turi būti būtinai skystai. Ar ne, kad būtų akis. Tai mums labai svarbu, ar ne, sumažinti ugnį, šilumą ir iškepsim kiaušinį. Neužmirštam, kad kiaušinį būtinai reikia nuplauti. Druskytė ir, aišku, eis pipiriukai. Va, ir kaip matote, bus labai skanus, sakyti, užkandis, arba net karštas gali būti. Va. Ir dėsime iš karto ant viršaus, šitaip va. Ir va čia galima prapjauti, kad būtų vaizdas. Tai čia va yra labai greitai paruošiamas užkandis ir tuomet keliaujame prie mūsų deserto, ar ne? Tai kaip ir minėjau, desertui mūsų reikia lėkštutės, biški, kokiu turite
uogų tai nėra svarbu, ar ne? Aš nusiplojau vynuogės. Tuoj paimsim servetėlę. Paruošim lėkštutę. Ir čia padarėme sveikuolišką tinginį, ar ne? Iš sausainių, kaip ir sakiau, pusę obuoliuko, kriaušės mes pavirėm vandenuke, tuomet įdėjom truputėlį cinamono, tuomet įdėjome truputį šokolado kakavos, sausainukus mes sumaišėme su bendramase ir į bendramase įpjaustėme būtent mums, arba jeigu turit razinų, gali tinka ir čia džiovinti abrikosai, tai aš dėjau abrikosus. Tai va čia toksai gaunasi sveikuoliškas tinginukas. Taip. Ir prie jo dedam vynuogyčių. Sustingsta jis labai greitai, žinokit, 10-15 minučių. Ir čia paskutiniai potėpiai. Ar ne? Ir ant kiaušinio, aišku, uždėsime šiek tiek trumų. Nu. Va. Viskas, va, taip kaip matote, greitai turime ir užkandį, ir desertą. Taigi, visą laiką būkite kartu su manim, sportuokite, gaminkite ir leknėkite. O jeigu jūs norite keistis, registruokitės į mano uždarą grupę, arba dar galite suspėti į 90 dienų, kur ką tik startavo ir mes sportuojame kiekvieną mielą dieną. Ne tik sportuojam, bet ir valgom skanų va tokį maistą ir dar sužinom daug naujų dalykų.